Lietuvos energijai 2012 buvo išskirtiniai metai. Šiuos metus visas 365 dienas praleidome kaip viena naujoji Lietuvos energija, vykdanti elektros energijos ir šilumos gamybą, elektros energijos prekybą bei tiekimą. Galime didžiuotis rezultatais, kuriuos Lietuvos energijos komandai pavyko pasiekti pernai. Lietuvos energijos įmonių grupės pajamos, palyginti su praėjusiais metais, didėjo 14 milijonų litų. Tuo tarpu sąnaudos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 27 milijonais litų. Įmonių grupės grynasis pelnas buvo ženkliai didesnis nei 2011 ir siekė 36 milijonus litų. Pelningumo rodikliai didėjo daugiau negu 2 kartus. Lietuvos energijos pelno didėjimą visų pirma sieju su sėkminga komercinė veikla bei efektyviu veiklos valdymu, leidusiu sutaupyti reguliuojamoje veikloje. Nors elektros energijos rinkoje konkurencija buvo įtempta, mums pavyko padidinti savo dalį laisvoje rinkoje beveik 5% ir 2012 metais užimti lyderio poziciją mažmeninėje elektros energijos rinkoje. Bendra 2012 metų elektros energijos rinkos tendencija buvo kainų mažėjimas. Tai visų pirma lėmė žemesnės kainos Skandinavijos rinkoje bei Estijos kainų zonoje. Nors kainos ir mažėjo, netikėtųjų šuolių 2012 metais nepavyko išvengti. Užtikrinti tiekimo saugumą ir suvaldyti kainų svyravimus tokiais atvejais leido patikimas Lietuvos energijos, o ypač rezervinės elektrinės Elektrėnuose darbas. Dėkoju darbuotojų komandai už puikiai atliktą darbą. 2012 metais Lietuvos energija laiku ir numatyto biudžeto rėmuose baigė savo didįjį projektą kombinuoto ciklo dujų turbinos statybą. Statybos truko daugiau nei 3 metus, projekto vertė siekė 1,3 milijardo litų. Planuojama, kad 30% mažiau gamtinių dujų lyginant su senaisiais įrenginiais suvartojantis blokas pagamins didžiąją dalį 2013 metais Elektrėnuose pagamintos elektros energijos. Dėl didesnio naujo bloko efektyvumo ir sumažintos gamybos kvotos Elektrėnams šiemet pavyks ženkliai sumažinti viešuosius interesus atitinkančios paslaugos lėšų poreikį. 2012 prisiminsiu kaip pilnus iššūkių, tačiau labai įdomius metus. Tikiu, kad 2013 bus nemažiau įdomus ir leis mums, Lietuvos energijos komandai, toliau gerinti veiklos rezultatus. Linkiu visiems sėkmės.